Oskaro Koršunovo Hamletas. Ar pastebite, kaip tai yra sakoma? Ne Šekspyro Hamletas, o Oskaro Koršunovo. Tai iš tiesų mes gyvename dabar tokiam laike, kur dramaturgiją kūrė režisieriai. Ir ima autorius kaip papildomą medžiagą išreikšti būtent savo dramaturgiją, savo vidinę dramaturgiją. Hamletas tai yra vienas iš ryškiausių ir įdomiausių Oskaro Koršunovo darbų. Veiksmas prasideda tarp staliukų, tarp veidrodžių, yra grimo staliukai, yra daug veidrodžių. Aktoriai sėdi nusisukę ir klausia savęs, kas aš esu. Kol galų gale įvyksta sprogimas, yra atsisukama ir klausiame to paties žiūrovo, kas aš esu. Žiūrovas taip pat pastatomas į akistatą pats su savimi. Oskaras Koršunovas šį spektaklį kūrė ant beprotybės ribos. Klausimą, kurį visi žinome, būti ar nebūti, jis jį iškelia 2 kartus ir vidury spektaklio yra akcentuojamas būti, pabaigos spektaklio klausiant to paties yra akcentuojama nebūti. Ši kelionė parodo, kad Oskaras Koršunovas gyvena tikrai nelinksmą gyvenimą. Jisai labai taikliai išveda paralelę būtent su nūdiena. Šiandien žmogus iš tiesų yra pasimetęs. Būti. Ar nebūti? Štai klausimas. Ir kas kilniau?
Nusilenkti dvasiai strėlėms ar dūžiams atšiauraus likimo? Ar su ginklu prieš negandų marias į kovą stoti, jais nusikratyti, numirti, užmygti? Ir tiek. Ir baigti užmygų širdies kančias bei sopulių šimtus, kurios iš prigimties paveldi mūsų kūnas. O tokia pavydėtina dalia, kas nesidžiaugtų, mirti, užmygti. Užmygti. Galbūt ir net sapnus regėti. Štai kur galvosūkis, kokiegi ten sapnai prisisapnos tuomet, kada mirtis mus išvaduos iš šio pasaulio jungo. Štai kas priverčia stabti. Štai dėl ko nelaimės mūsų niekad nesibaigia. Ar kas pakęstų piktą amžiaus rykštę, skriaudas engėjų, pašaipą puikuolio, kartybę slaptą meilės atstumtos, teisėją kliautis, nuoskaudas, didžiūnų ir niekščių užgauliojimus, kurių tiek pakelia dorybė nebylioji. Tai pats galėtum padaryti savo galą. Kas verkšlentų ir prakaituotų po našta gyvybės, jei baimė dėl kažko ten po mirties. Neištirta šalis, iš kur negrįžta nei viens keleivis, nežabotų mūsų valios. Ir mums nelieptų čia, geriau kentėti, nei lėkti į vargus, kurių nežinom. Taip. Mąstymas padaro mus bailiais. Taip. Ryžtingiausio užmojo spalva nublanksta nuo dvejojimų liguistų ir patys didingiausi mūsų siekiai nejučiomis iškrypia iš vėžių, be polikio sugniužta. Bet tyliau. Gražiausioji Ofelija, minėk maldoj manasias nuodėmes, o nimfa. Ir kuo sunkiau šitam spektakliui jis besikankintų, vis dėlto junti tą vilties ir grožio karalystę. Šitą Oskaras labai puikiai nupiešia per Ofelijos charakterį. Ne vieno jo spektaklio viena iš pagrindinių atlikėjų, tai Rasa Samuolytė, vaidindama Ofeliją, jis suvaidina absoliučiai šiuolaikinę jaunuolę, kuri netgi išprotėjimo scenoje neatskiriama, ar ji kalba poezija, ar ji yra jau anapusybė, jos yra mąstymas. Kur? Kur? Danijos šviesiausiųjų valdovė. Na ką, Ofelija? Kaip atskirti, pasakyk, savąjį bernelį, lengvos puskurpės lasdas, skrybelė, kriauklelė. Ką šitą dainą, vaikeli mano? Tavo miela jau seniai žemė apklojo, po galva žalia veja ir akmuo prie kojų. Nereikia. Tavo mielas tarp gėlių, apraudotas sniego, marškiniai jo baltesni už kalnynų sniegą. Pažiūrėkit, karaliau, pažiūrėkit.
Kaip jūs gyvuojate, brangioji? Gerai gyvuoju. Valdove, jūs žinot, kad kepėjo dukra buvo paversta pelėda? Žinot? Mes tai žinom, kas mes esam. Mes nežinom, kas mes galim būti. Skalsink Dieve jūsų puotą. Jei galvoju vis tiek. Nekalbėkit apie tai. Prašau, nekalbėkit. Nekalbėkit. Nekalbėkit, jeigu jūsų paklaus. Jeigu paklaus, atsakykit tiesiai. Valentina. Ir aš, Valentina. Valentina, primosiu prie tavo lango, vos tik prašvis aušra. Jis atsistojo, jis jai pamojo ir leido ją slapta. Ji nekalta pas jį atėjo. O išėjo nebe ta. Kiti personažai, kurie, sakykime, jau vienoje ar kitoje scenoje nedalyvauja, taip pat viso spektaklio metu stebi ir praktiškai su jais vyksta panašus procesai, kaip su tais personažais, kurie regimi ir kurių tekstus mes galime lygiagrečiai sekti. Mes regime raudonas iš dangaus krentančias servetėlės, kurios siaubingiau mus veikia nei kraujo krešuliai. Spektaklis yra praktiškai 3 spalvų – balta, juoda ir raudona. Scenografas šio spektaklio yra Oskaras Koršunovas. Ir tai yra, vėlgi, spektaklio metu mes galime visų tuo įsitikinti, nes mes pastoviai jaučiame vieną kūrėją. Ir tas subjektyvumas, kuris viso spektaklio metu lydi absoliučiai daugelį simbolių ir metaforų, tas subjektyvizmas, kuo jis yra arčiau žmogaus, kuo jis labiau kerta į žmogaus širdį, šiuo atveju į asmeninę Koršunovo širdį, tuo jisai tampa mums labiau, kaip sakyt, priimtinas. Tai yra be galo laisvas spektaklis, jis yra sugestyvus, jis yra labai meniškas. Sujungdamas Klaudijos ir tėvo Šmėklos personažus į vieną aktorių, Koršunovas pasiekia taip pat labai daug prasmių, kurias įdomu analizuoti kiekvieną kartą naujai atėjus į spektaklį. Faktas, kad Oskaras Koršunovas priklauso tai režisierių grupiai, kuri verčia jo spektaklius žiūrėti ne vieną kartą. Ir tai yra ne vien įdomu, bet iš tiesų randi kiekvieną kartą naujų dalykų. Nors mielo brolio Hamleto mirtis dar atminty gyva. Mirtis gyva. Koršunovas nepaslaptis, pats norėjo vaidinti Hamletą ir ruošėsi tam. Ir šį vaidmenį patikėjo savo vaikystės bičiuliui Dariui Meškauskui. Darius Meškauskas iš pažiūros lyg ir ne hamletiškas Hamletas. Jo veidas galima laikyti net vaikiškų bruožų turintis. Oskaras Koršunovas į vidinę destrukciją rodydamas per pagrindinį herojų Hamletą, jis vis dėlto priklauso tai klasikų dinastijai, kuri pripažįsta vis dėlto pasaulio harmoniją. Motin, ko jis norėjo? Tu savo tėvą įžeidei, sūnau.
Tu mano tėvą įžeidė moterį. Tai šneka tavo lūpom. Beprotystė. O tavo lūpom kalba veidmainystė. Ką reiškia tai? Sūnau. Ko jūs norėjot? Tu! Pamiršai, kas aš! Anaiptol, jūs esat karalienė. Mano dėdė žmona. Ir mano motina, dėja. Jei taip, kiti gal sudoros tave. Palaukite! Niekur neikite ir neikit. Jūs to neišėksite iš čia. Kol veidrodė! Parodysiu jums viską, kas gaudė jūsų sielos gilumoj. Panori, gal kažkas mane užmuš. Ei, gelbėkit! Kas tai? Šiurkė! Kertu važybų. Negyva! Tu darai? Aš nežinau. Ką tu darai? Kas tai? Karalius! Karalius! Skruvinas, bjaurus, nelemtas žingsnis, ką tu darai? Taip, motina, bjaurus, nelemtas žingsnis, bet ne bjauresnis. Jei užmušti savo vyrą ir už jų brolį ištekėtų. Užmušti savo vyrą! Tai mano žodžiai! Hamletas tai yra sąžinės drama. Oskaras moka, statydamas klasikinius kūrinius, juos paversti šiuolaikiškais. Ir nuo pat pirmos minutės iki pat pabaigos mes galime tuo įsitikinti absoliučiai kiekvieną minutę. Kadangi Oskaras Koršunovas Hamletą statė ne kaip klasikos kūrinį, o kaip savo išgyvenimus, kaip savo akistatą su sąžine, su savo būtimi, su savo kasdienybė, šis spektaklis turbūt pačiam Oskarui yra vienas iš pamatinių jo kūrybos spektaklių. Atleiskite, karaliau. Gertrūda, negerk. Strėlėms ar dužiams atšiauraus likimo? Aha, ar su ginklu? Prieš šnekant du marias į kovą stoti ir jais nusikratyti, nuverti, žveigti ir tiek. Ir baigti žmygų širdies kančias bei sopulių šimtus, kurios iš prigimties paveldi mūsų kūnas. Tokia pavydėtina dalia, kas nesižiaugtų. Mirti užmygti. Užmygti! Ir net sapnus regėti. Štai kur galvosakis. Kokiegi ten sapnai prisisapnuos tuomet, kada mirtis mus išvados iš šio pasaulio jungo. Štai kas priverčia stabtelt. Štai dėl ko nelaimės mūsų niekad nesibaigia. Ar kas pakęstų piktą amžiaus rykštą, skriaudas angėjo paštaipą vaikolę, kartybės slaptą meilės sustumtos, teisėjo kliautis, nuoskaudas didžiulio ir niekšo, užgauliojimus, kurių tik pakelia dorybė nevilionė. Jei pats galėtum padaryti savo galą su paprasčiausiu turku.
Toliau tyla.